Kur geriau subūrti, ten gale ar čia? Ten gale. Aha. Kažko nesusidraugauju aš su šito joysticku. Aha. Taip, atsiprašom biškį dar, mes orientuojamės, kaip čia reikia. Lemba kažkaip nesiseka čia man. Kažko jis man čia nenori filmuoti, nežinau kodėl. Ant tiek išmanus, kad jis kvailioja. Aha, kažkas jam nepatinka. Čia man buvo užėmęs vietą, ne? Aš girdėjau į tą pusę, nes mes kaip bus garso nu. Nu jo. Nu ką, pradedam rungtynes. Atsiprašau, biškį išmanus stovas, nebesusitvarkau su juo, bandysiu kažkaip tai tvarkytis. Mūsų vaikai šiandien žaidžia prieš Baltiją. Ir su šituo stovu aš bijau, kad aš galiu nesusidraugauti, aš tada perimsiu į rankas tiesiog ir filmuosiu iš rankų. Taip, kas čia pas mus lieka, mūsų startinis penketas, Povilas vartuose, ką tik parliekęs iš Elektrėnų stovėjo už 14. Lakstys biški vaizdas, nu pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis. Pradedam rungtynės. Taip. Gerai, taip. Kirilas. Įvartis. Gerai, turim pirmą įvartį.
Taip, antras penketas išėjo. Kevinas centre. Žais. Daugiausia patirties turintis. Zona. Zona. Zona vėl. Prametimas pas svečius. Biškai linksmiau tas. Pirmas įvartis, biškai gal favoritą. Tai, važiuojam. Nežinau, reikia, man atrodo, šitą kamerą mesti šoną. Filmuoti iš rankų. Taip, kas, Rapolas, pasas ir... Ojajai, kas ten, Armandukas nepataikė. Nieko, pasas buvo geras, kitą kartą pataikys. Dar. Taip, užgulėm vartus Armandai. Ai, ne, neapsidirbo Armandas, nieko tokio. Gerai, pasas į priešvartį. Nėra. Baltijos ataka. Ne, gerai, Glebas pamaišė. Taip, Nojus. Povilas, gerai, Povilas traukia. Taip. Opa. Taip. Pasas buvo Oliveriui, nepraėjo. Priekį. Gerai, Kevinai. Pats, eik į priekį. Labai gerai. Kirilas prasimetė rytulį, dar prasimetė rytulį.
išsimetė valtį iš savo zonos. Galim ir pasikeisti, kas keičiasi. Taip. Kas čia dabar? Taip, Oliveris, taip. Vincas, bauda, gerai bus šalinimas, žaisim daugumoje. Vincas šaunuolis labai gražiai persimetė ritulį ir nieko nebelieka priešininkam arba jį guldyti, arba palikti vienas prieš vartininką. Taip, dabar žaisim daugumoje. Prašau, kamera dreba, iš rankų filmuoju, nes čia tinklas ir sunku įtvirtinti tiesiog. Ne, Rapolas žiūri, ieško paso. Ne, jie nepriims to viskas pasu. Iškai Rapolas pripratęs prie vaikų, kurie geriau apsivaldo ritulį. Taip, gerai, Nojus. Prašoka 1-2 apsivarė. Ne visus, jie tik atsimetinėja, nes jie mažumoje žaidžia. Taip, lieka dar kažkiek tai laiko čia jiems žaisti mažumoje. Taip, gerai. Taip, jie išsimetinėja iš zonos ritulį, protingai daro. Čiuožiam, vyrai, čiuožiam, ką mes čia daugumoje ir stovim. Sumaišė. Jokūbas yra už mus žaidęs, net ir turnyruose. 77 numeris Baltijos. Yra dėvėjęs ir mūsų marškinėlius. Labai šaunus vaikas ir jis čia turėtų tikrai būti vienu Baltijos lyderiu. Iš zonos išėjim. Opa, Kevinas biškį per tolį atleido ritulį, nu nieko. Įvartis, nu jo, kai praranda paskutiniai mūsų žaidėjai nutarė pasivarinėti ir praranda ritulį, tai sprendimas aiškus. Perimtas ritulys ir vienas prieš vartininką iššoka priešininkas. Vienas. Pusė pirmo kėlinio praėjo. Bus išmetimas, nes pažeidėm zonos taisyklę. Tai dabar jau priešininkai pažeidžia zoną. Rapolas prasimetė.
Vienas prieš vieną niekas nepadeda. Deja, niekas nepadeda. Visi tik tai žiūri, nu ką padarysime. Vėl turim vienas prieš vieną išėjimą ir turim 2-1. Ir turim 2-1. Vienas lieka 8 minutės pirmo kėlinio. Taip, mes nutarėm, kad mes žaisim 4. Nu jo, mes pralaiminėdami turim nemokamai rungtynes. Vietoj to, kad paspaustumėm priešininkus. Kol kas toks žaidimas apylygis. Daugumoje rytolys laikosi palei centrą. Paleidžiam žmonės ir štampuoja mūsų vartininką 1 prieš 1. Nu, va tai, va. Imam, apsivarom visus ir... Įvartis dar vieną gavom, 3-1, ar įsimušėm, ar kas čia buvo. Jo, patys įsimušėm. Taip, lieka 6 minutės, 3-1 rezultatas, pralaimim. Strauda paskutinį momentą. Nojau, apsižaisk, gali tikrai. Kažkodėl nugriuvo. Nu jo, mes kažkaip kritinėjom lygiai vietai, net be rytulio. Vėl kas šiandien yra, kad jie kritinėja, net neprilėsti. Jau ten laiko nėra, apsidirbinėta rytulį, turi mušti iš karto. Kirilas
kapitonas mūsų traukia. Gaila labai, kad teks operuotis vaikui ir nežais už mus kokias 6 savaitės. Čia paskutinės rungtynės prieš operaciją. Jurgi, išrizu jėgų! Davai! Įvartį! 4 minutės 3-2 pralaimim. Nesikeisk, jūs! 6 mes. Hebra, 6. Gerai. Pasą į priešvartį. Mes. Nereikia ten varinėtis. Ten 3 lasdos tavęs laukia. Davai, Vince! Jėzau. Ritulį nepataikėm. Nojau. Turi būt! Gerai, lyderiai traukia, Nojus, šaunuolis, Kirilas. Nieks kitas čia nepatrauks, jeigu jie abu nepatrauks. Vėl vieną mūsų trūksta. Taip, minutė 40, 3-3. O kodėl 4? Todėl, kad mes ir vėl žinom, kuriam išeit reikia. O, šaunuolis! Opa! Zona, nespėjo išėti. Biški ir Kirilas nepasižiūrėjo, iš tikrųjų, ten labai greitai perėmė ritulį ir iš karto tada reikia kelt galvą, žiūrėti, ar tavo draugai išėjo iš zonos. Nes tiesiog fiziškai kartais, kai staigiai ritulys yra perėmamas, nespėja kiti išeiti iš zonos. O, Vincas, gerai. Vienas kitam pasimaišė, gaila biškį. Jau Vincas su Kevinu turėtų būti susižaidę, kad vienas kitam nesimaišytų. Kovotojas, mūsų Vincas visą laiką kovoja. Davai, Kevinai, viskas. Laikas, 3-3 po pirmo kėlinio, 3-3 po tai. Keisis vartininkai mūsų.
Kiek? Minutė liko. Povilas moko Justą, ką daro Jokūbas Baltijos, kaip reikia čia prieš jį žaisti, jeigu jis iššoktų vienas prieš vieną. Patirtį perduodu. Per 10 sekundžių iki pertraukos pabaigos ir pradėsim savo kitą kėlinį, antrą kėlinį. Hockey on! Jo. Taip, pasiruošę, penketai pasiruošę, pradedam antrą kėlinį. Priminsiu, rezultatas 3-3. Norėjau sakyti pankų naudai, bet mes dar laimėsim. Išeinam iš zonos, vaikai išeinam iš zonos ir aišku, gerai, nepataikė Jokūbas į vartus. Nu, Emilija, varyk, Emilija, varyk. Ne, biški per trumpą lazdą ir jų per daug. Gerai, apsilaikėm. Bum! Mūsų sunkioji artilerija. Kevinai, tu tankas. Kai užaugsiu, būsi džipas. O kaip pasensi? Traktorių. Ukrainietiškas. Nu ką, užspaudėm priešininkus jų zonai. Kirilas išmeta rytulį. Jurgis kovoja su dviem ir jas apžaidžia. Tuoj Mūris Jurgį importas, ne Jurgį, ne įmūrė. Taip, Kirilas turėtų apsižaisti. Taip, nepataiko. Jokūbas vėl praktiškai vienas vaikas mėto. Kūmai kelk mažą. Kūmai! O, Jurgį! Ja, labai gerai šalinimas. Malačius Jurgį. Gerai, dirbo, Molis! Čiuožė kaip uraganas. Čiuožė Jurgis kaip uraganas, tik jam dėja pertraukė per pačiūžas, neišėjo jam įmuštą įvarčią. Taip, išmetimas priešininkų zonai.
Пішов. Так. Atsiprašau, kad biškį dreba kamera, nes aš pats drebu, nes čia 0 laipsnių jaučiu. Taip, nu ką, Rapolas Uraganas įsiveržė į priešininkų zoną, pameta rytulį, nepameta rytulio, persimeta. Laikyk! Nu! Vienas, antras, tai va, metimas Rapolai. Ajajaj, tiesiai vartininkė į petį, bet geras kėlė, rytulį viskas buvo gerai. Taip, toliau žaidžiam prieš vartis mušimas. Vincas pataikė rytulį, bet nepatogu buvo. Naujas buvo perdavimas. Taip, čiuožiam. Taip, Tumas eina, duodam į priekį. Taip, gerai. Persimetė Kirilas. Taip, Kevinas toliau kovoja, taip. Kokios klaidos. Nebuvo. Kažkas išėmė iš vartų rytulį, nepastebėjau. Šaunuoliai. Rytulys jau riedėjo į vartus ir žaidėjas tiesiog iškrapštė jį nuo linijos. Taip, išmetimas mūsų zonai, lieka 15 minučių, 3-3 rezultatas. Kodėl pas mus priešvartį 2 laisvi žmonės? Niekas nepapasakos. Opa, gerai. Vincas turi persimest. Oi, koks geras pasas. Ne, neduoda šalinimo, neduoda. Kevinas. Spaudžiam, vyrai, spaudžiam. Nu ką mes čia laimėsim, jeigu mes jų nespausim? Na taip, vėl paliekam rytulį, nu nieko. Taip, gerai. Kas į puolimą? Kas buvo? Prametimas, negalima keistis. Bet šiaip po 12 prametimų nešvilpia, bet nu maty šunį. Nu 13 tik pradeda švilpti, bet čia, maty šunį. Yra kaip yra. Teisėjas dar pasiteirauja. Viską teisingai švilpia teisėjas, tik skirtingos taisyklės, skirtingose amžiaus grupėse. Tai jo, čia prametimai nėra švilpiami, zonos taip, bet neprametimai. Op, vyručiai, važiuojam, eik, jau pats, nieko čia nebus.
Taip, o Jurgio visur pilna. Jurgio visur pilna. Šalinimas bus mūsų jau šį kartą gretose. Tik užteks, kad mes priliestumėm rytulį. Kol neprilėtėm rytulio, va. Ne, žiūrė, nešvilka. O, gerai. Ačiū. Ačiū. Pasirodo, ranka buvo pakelta, tokiam galima zona. Taip, Oliveris nieko. Ne. Taip, vėl turim. Gerai pametė rytulį. Baltijos. Jokūbas. Jurgė, taip. Tai atrodo, jau Jurgiai keistis reikia, jis per ilgai čia užsibuvo. Va, išgirdo. Taip. Nu, Glebas. Glebas eina, Glebas. Aha. Nu, tiek galėjo, tiek nuėjo. Zona išeinam iš zonos. O dabar spauskit. Tai. Taip, pusė kėlinio praėjo. Vincas bandys jo, aišku, kad jam pasivijo mergaitė kelio lazdą. Taip išmuša. Jo, dar ir zoną pasimokyti reikės. Devynias minutės lieka, tie patys 3-3. Antras kėlinys labai nerezultatyvus. Kol kas 0-0 reikia mum į varčiuko. Taip. Gerai, kad Kirilo ilga lazda, nes čia būtų linksma. Gerai, Kirilas. Atėmė iš Kirilo rytą. Nušvilpkit jau, kiek jinai ten prispaudus tą rytulį gali laikyti. Taip, kažkas vyksta. Taip.
Pala, čia kas vyksta? Zona tipo. Nelabai suprantu. Teisėjai, kur? Oi, atsiprašau, užsižiūrėjau, išsivarė Kirilas vienas prieš vartus, nesužinojo. Maišė, aišku, jam nesugebėjo apžaisti vartininkai. Griuk, Kirilai, šalinimas. Nu ką, tu susilaužyta ranka nuo vidurio aikštės, vis bando mest, nu tai. Taip, 5 minutės lieka žaisti. Nojus bandė įkišti, gražiai apvažiavo. Bandė įkišti, nepavyko. Metimas priešininkų zonai. Nebuvo Justas, buvo jau spaudęs ritulį, išmušė ritulį iš gaudyklės priešininkai ir labai pavojingas toks dalykas vartininkam, kai yra fiksuotas ritulys ir muša per gaudyklę, kartais pataiko ne per gaudyklę, o per riešą ir tai būna ilgalaikės traumas vartininkų. 3 minutės lieka žaisti, rezultatas vis dar lieka lygus 3-3. Malačius, Nojus. Ne, taip tau nieks neduos mesti laisvai. Vartai išstumti. Nestabdo teisėjai, nes patvarkys ir taip vartus, nereikia. Čia 2 teisėjai, kitas perima taip pat. Kevinai, kas per klaidos? Patyręs toks žaidėjas, negalima tokių klaidų daryti.
Gerai priešininkai nepataiko į vartus. Nesimaišykit, nu kas yra, varosi žmogus. Tai dar supranti, 3 stovi varosi. Čia maišas. Nu ką? Įkvepiančiai, įkvepiančiai. Gerai. Gerai, gerai, Nojus. O čia jau nesuprato ir Nojus, kad čia įvyko. Nu, bet tokiu atveju, kad jie ir būtų mažumoj, tai jau likusios porą sekundžių buvo lygus. O dabar klausimas, aš dabar neatsimenu, ar čia bus bulitai, ar čia bus pratęsimas. Kaip po 12, neatsimenu. Nėra bolėtų, man atrodo. Ne, lygiosios tiesiog ir viskas. Tiesiog fiksuojamas lygiosios ir tiek. Nu va, o mes reikalavom bulytų. Nu kągi, ačiū žiūrėjusiems. Geros rungtynės. Susitiksim kitą sekmadienį 12 valandą mūsų rungtynės.